Rimti vyrai, what's up, guys? Ne kaunietiškas tavo pasisveikinimas. Taip, 1-1. Gerai, pamokykit mane, kaip normalūs bachūrai Kaune sveikinas. Tas Siemka. Va taip, čia normaliai. Jo, pritūpęs, va taip, kaip Marozas. Normaliai. Tai ką, apie rusų kalbą norėčiau pakalbėti. Einat kažkur gatvėje, ar ne, ten kažkur. Ir prie jūsų prieina ir pradeda su jumis rusiškai kalbėti. Ką jūs daro? Ne, nu, čia nesąmonė. Aš Lietuvoje gyvenu, lietuviškai šneku. Labą dieną. Koks jūsų vardas? Sarova. Esi susidūrus su žaidimu Tiesa drąsa? Esu. Tekę yra. Tekę. Jei mokėtum rusų kalbą, ar atsakytum į rusiškai užduotą klausimą? Aš rusų kalbos nemoku, bet jei... Tekėsi rusiškai? Ką? Ne. Eini ryte, išsivaly dantų ir atsitrenki į stalą su nuogom kojom ir piršiuko ir sakai ką? Gerai, pamelavau. Nemoka lietuvių kalbos, nors visą gyvenimą gyvena Lietuvoje. Tai va čia problema ar ne problema? Problema, faktas, kad problema labai didelė, nes, nu, vis tiek, tu susiduri su lietuvių kalba kiekvieną dieną, tai tie, kas gyvena ilgai, tai nesąmonė, kad nemoka lietuvių kalbos. O kaip tau atrodo? Jo, aš irgi manau, kas jau jeigu Lietuvoje, tarkim, nuo mažens gyveni, aišku, viskas gerai, tu gimėjai rusakalbiai šeimoje, tarkim, mane, kadangi tu esi aplinkoje tarp lietuvių, nu, aš netikiu, kad tau natūraliai nesigauna tiesiog, kad tu išmoksti lietuvių kalbos ir tai Ir atsakytum. Jeigu Lietuvoje paklaustų? Ne, neatsakyčiau. Jau tada anglų kalbėk nacionalinę kalbą, tai jau angliškai varyk negu rusiškai. ruskiai čiučiu, tai Aš sakyčiau, nu, there, over there. Okay, ačiū tau labai.